Filmukas bus apie estrogenus. Kaip ir vis dar gaunu klausimų ir aš jų vis dar gausiu. Nesvarbu, kad tuos filmukus esu padaręs seniausiai, bet niekas neįs žiūrėti. Tiesiog žmonėms reikia pastoviai atnaujinti informaciją ir pastoviai pakurti naujų filmukų su panašia idėja, galbūt kiek paprasčiau papasakot, kad kiek įmanoma lengviau įsisavintų informaciją ir jie būtų suprantama. Galbūt lengvai vėlgi papasakosiu keliais sudėtingesnių mechanizmų ir tiesiog paprastai, kad suprastum informaciją. Tai tiesiog apie estrogenus, kas tai yra tie estrogenai, kodėl jie sukyla, kaip juos reguliuoti, kaip juos susitvarkyti ir atskirti cheminės medžiagas, kurios įtakoja estrogenus. Nes tiesiog daug kas sako maždaug, man čia estrogenus reikia susitvarkyti arba sumažinti estrogenus, arba užblokuoti estrogenus, tai maišusi tiesiog, kame šaknys maišo cheminės medžiagas, klomidas, tamoksifenas, aromatase inhibitoriai tokie kaip letrozolis, viską meta į krūvą, maždaug čia kažkaip tai estrogeną sumažina, sublokuoja. Tai papasakosiu bendrai sumoja apie tai ir kad žmonės suprastų, suvoktų, kaip su jais reguliuoti savo estrogenus ir kaip juos naudoti. Tai tiesiog apie estrogenus pradžioj tiesiog kas tai yra, tai toksai galbūt puikiai žinot, kad vadinamas moteriško hormonų, nes būtent iš esmės pagrindinis arba jaučiamas efektas tai toks ir būtų. Tu nuo daug didesnio kiekio estrogenų grinai pradeda augti tavo pieno liauka, oda tokia riebesnė, puffy, būtent kaip ir moterys yra labiau kaupia riebalą negu vyrai, ir ne, ant pilvo labiau kaupia riebalą, kojose labiau, vyrai atvirkščiai, ir ne, pilvų mažiau, tarkim, ir kūnų masė ant viršaus yra didesnė, tokie skirtumai, ir ne. Ir faktas, ta emocinė būsena, jausmai, tu tampi ant didesnio kiekio estrogenų labiau jautresnis ir panašiai. Moteriškas hormonas, ar ne, tada kaip jisai pas vyrą atsiranda. Tai iš esmės yra pagrindinis mechanizmas, kad yra testosteronas ir aromatase fermentas, kuris konvertizuoja į estrogeną. Tai svarbu tą irgi suprast, kad priklausomai nuo tavo kiekio testosterono, tu turėsi tam tikrą kiekį estrogenų, nes būtent tas fermentas konvertuoja. Tai taip ir atsiranda, tiesiog iš testosterono paima testosteroną ir konvertuoja į estrogeną. Tai taip atsiranda, ar ne? Toliau būtent sporte, būtent tiem, kurie naudoja performance enhancement vitaminukus, vaisteliukus, kodėl jiems svarbu tai? Tai kai tu naudoji didelį kiekį testosterono, faktas tas kiekis yra gerokai didesnis negu natūrali norma, kalbu apie sportininkus, kurie naudoja sintetinį testosteroną. Tai būtent testosterono kiekis kraujyje yra gerokai didesnis. Todėl natūraliai tą patį paima testosteroną, kurį tu susileidai, konvertizuoja į estrogeną. Konvertizuoja būtent aromatase fermentas. Todėl renkantis vaistukus, kurie norint užblokuoti tą konvertizaciją ir naudoja būtent tuos aromatase inhibitorius. Jie vadinama sutrumpinys AI, nuo žodžio aromatase ir inhibit, angliškas žodis, slopinti. Tai tiesiog čia trumpai apie tai, bet idėja, kad kai tu naudoji didelį kiekį testosterono, tu pradedi iš karto labai daug konvertizuoti į estrogeną. Būtent todėl turi daug estrogenų. Ir čia tiesiog pirma dalis, kodėl pakyla daug estrogenų, ar ne? Nes tu tiesiog susileidi daug testosterono. Tas vėlgi nėra pas visus vienodai. Tarkim, pas vieną žmogų gali būti didelis kiekis testosterono, bet jis konvertizuos į estrogeną ganėtinai nedaug. Kitas netgi labai mažą kiekį sintetinio testosterono susileidęs. Konvertizacija gali būti labai labai didelė, iki tokia, kad net naudojant gerą TRT, tu turėsi ginekomastį, toks kaip būna grinai per pieno liauką augti pas vyrus. Nes faktas, ta pati pieno liauka yra ir pas moteris, ir pas vyrus, tik tiek, kad pas vyrus yra labai labai maža. Tai toliau kaip susitvarkyti, nes faktas visi, kas naudoja kažkokį tais performance enhancement vaistukus, steroidus, sarmus, bet kas pakelia performance. Tai dažnai tai būna kursas su testosteronu. Todėl aukštas kiekis testosterono sukels tavo estrogeną ir todėl chebra visi nori kažkaip susireguliuoti, susitvarkyti, kad tas estrogenas būtų normos, nes per didelis kiekis estrogeno tau sukels
šalutinius efektus, kaip ir minėjau, toks pafytampi, tiesiog kaupi daugiau vandens po oda. Toliau irzlumas, toks ne tai, kad irzlumas, bet galbūt ta nuotaikų kaita tokia, grinai kaip moterims būna, ar ne nuotaikų kaita didelį. Jautrumas, tai tarkim žiūri filmą vertkalį, toks maždaug. Tai tiesiog jautresnis esi kažkokiam tai situacijom ir panašiai. Tai čia tokie lengvi. Ir blogiausias šalutinis efektas tai galbūt yra būtent ta ginekomastija, kaip ir sakiau, pieno liauka pradeda grinai augti. Esu pats matęs savo akim, kaip atvaro į varžybas ir grinai pieno liauka kosminio dydžio matosi per maikį šviečia. Tai nelabai gražu, ypatingai kultūrizme visi nori ją išvengti arba netgi operuotis. Vėlgi su operacija yra įdomi, kad operuoju tada, kada ta pieno liauka jau biškai paaugus, truputį daugiau negu tarkim, lengvai tik prasidėjus augti, ar ne. Kiek girdėjau iš realių žmonių, kurie dariusi operacijas, tai daktarai rekomenduoja palaukti kažkiek, kol ta pieno liauka dar biškai užaugs, kad tiesiog būtų ką pjauti normaliai, nes kaip per maža kažkaip neoperuoja. Tai va, čia grinai ką girdėjau žmonių, kurie turi praktikos su tuom. Tai va, toliau grįžtant prie to, kaip reguliuoti, nes tiesiog čia pradžia, ar ne? Pradėjo naudoti testosteroną, sukyla estrogenas, kaip susitvarkyti, susireguliuoti. Tai pats pirmas dalykas, kurį turi suprasti, kaip prasideda, ar ne? Tai kaip ir sakiau, aromatase fermentas, kuris konvertizuoja į estrogeną. Jeigu turėsi didelį kiekį testosterono, konvertuosi į estrogeną, ar ne? Kadangi tu susileidai sintetinio, tu turėsi labai didelį kiekį, konvertizuosi labai daug estrogenų. Tai mechanizmas yra būtent toks su aromatase inhibitoriais, tokiu kaip letrazoliu, arimideksų, aromacinu, slopint šitą fermentą, kuris konvertizuoja. Ir bet tu žinai, tu turi daug testosterono, konvertizuoja daug estrogeną, todėl naudoja slopinančius vaistus, kurie slopina konvertizaciją. Paprastai paaiškinu, slopina konvertizaciją. Tai va tie vaistai, aromatase inhibitoriai, daug kas, galbūt, kas domisi formose, galbūt rašinėsi, tai tas AI, tai AI, ar ne, parašo tokį maždaug, tai va naudok tokius, kad tavo testosteronos kiekis sumažėtų. Tai va jie būtent tą ir daro, sumažina konvertizaciją. Va tą galite atsiminti, ar ne, tiesiog mažina konvertizaciją. Tai iš tikrųjų pats, kaip ir sakyčiau, toks geriausias būdas. Ar sveikiausias, kiek esu girdėjęs, tie aromatase inhibitoriai lengvai turi šalutinių efektų kraujotakai, arterijoms, bet vėlgi, čia priklausomai nuo to, kiek ilgai naudoji, kokiom dozėm ir panašiai, šiaip sumoj tai nėra labai kažkoks toks blogas, vėlgi, nes ten tikrai yra labai mažos dozės, miligramais per savaitę kelis miligramus tų vaistų tik tai suvalgai. Tai tokio labai šalutinių efektų, tokio kažkokių realių, tai greičiausiai nepajusi, reikės tam laiko ir panašiai. Bet palyginti su tuo, kiek gauni pliusų ir kiek minusų, tai tikrai vaistas visai neblogas. Tai va, taip išvengsi konvertizacijos ir tavo kraujyje kiekyje. Tavo kraujyje estrogenų kiekis bus gerokai mažesnis, konvertizaciją sumažinsi, estrogenų kiekis bus normos ribose. Ir geriausia pagauti būtent taip, naudoti šitą vaistą, susireguliuoti, kokį kiekį naudoji testosterono ir kiek naudoti aromatase inhibitorių, kad tavo estrogenų kiekis būtų normos ribose. Tai va, tai yra svarbu, bet kur šuo pakasas rodo viskas lengva, tai šauni steroidų, šauni testosteroną ir pasirinkė tam tikrą kiekį aromatase inhibitorių ir tavo estrogenas turėtų būti geras, ar ne? Kur tada problema? O problema tame, kad tu nežinai, kiek tu konvertuosi. Jeigu vienas žmogus tiek konvertuoti, nereiškia, kad tau tas tiks. Tau gal reiks visai kitokios dozės ir tu nežinai, kiek konvertuosi. Todėl reiktų daryti kraujo tyrimus ir kiekvieną kartą stebėti, kiek pasikeičia tavo estrogenas. Nes pirmas dalykas, tu pripranti prie vaisto, kažkiek laiko naudoji, pripranta kūnas prie vaisto ir tas vaistas neveikia taip gerai, kaip veikia į pradžią. Todėl svarbu tą turėti omenyje, kad pastoviai darytis kraujo tyrimus ir stebėti, koks yra estrogenas, kad jis nepradėtų, tarkim, kilt, arba su laiku, kad vaistas, tarkim, pradžiui, tarkim, padaryti tyrimus, bet nelabai tiksliai atitaikė dienas, kada daryti tyrimą ir tas estrogenas trūdė normos ribose ir pamiršti 2 mėnesiams nieko nedarai, bet galbūt tas estrogenas nusistovės arba tas vaistas pagal half-life po biškį build-upas toks vyksta, ar ne, tai tas vaistas tiesiog, galima sakyti, vis stipriau slopins per tam tikrą laiką, nes jeigu ilgesnis half-life'as, susikumuliuoja tas toksai. Tai estrogenų kiekis gali biškai sumažėti, negu kai dareisi prieš tai. Tiesiog tą bazinį, tą tikrą estrogenų kiekį reiktų darytis po ilgesnio laiko panaudojus vaistą. Tai va, ir šuo pakastas tame, kad tiesiog reikia darytis dažnai kraujo tyrimus ir stebėti, kiek keičiasi. Ir tai yra ganėtinai sudėtinga, nes tu turi tiksliai žinoti, kiek tu naudoti testosterono ir nieko nekeisti.
Tai reiškia, kad turi išlikti ta pati dozė, tas pats dozavimas, tarkim, kartą per savaitę, 2 kartus per savaitę, 3 kartus per savaitę. Kraujo tyrimai turi būti atliekami lygiai tom pačiom dienom. Tarkim, susileidai testosteroną ir vis dar leidai, tarkim, geriausia būtų netgi ne savaitėms skaičiuotų, tarkim, dienom. Tarkim, pavyzdys, neblogas variantas 2 kartus per savaitę leistis lėto greičio testosterono enantį, pavyzdžiui, yra basipionatas, kuris yra lėtas esteris, jis vaikščia ganėtinai lėtai per gerą savaitę, 70 dienų, grubiai ar ne. Tada dozuoji 2 kartus per savaitę, arba tiksliau dar geresnis variantas, tarkim, kas 4 dienas, tai gaunasi 8 dienų, tas toks, net 2 šotai per 8 dienas. Ir tu vis dar lygiai naudoji. Ir kraujo tyrimą neši, tarkim, 2 dienos po šotų. Tai irgi net iš tikrųjų geriausia valandom, tarkim, vakare mėgsta susišauti visada testosteroną, tai ir į tai nedarytis kraujo tyrimą. Ta prasme, kuo viskas tiksliau turi išlikti. Tai va čia ir yra sudėtinga, kad viskas išliktų tiksliai. Tai čia pirmas dalykas. Tada antras, kodėl sunku tą estrogeną pagauti. Kad dar naudoja vaistus, kurie irgi aromatizuojasi į estrogeną. Tiksliau, į estrogenus reiktų vadinti, nes tų estrogenų yra visokiausių, ne tik vienas estradiolis, kurį jau žinom, bet yra ir daugiau. Pavyzdžiui, metano naudoja, kuris irgi konvertizuojasi į estrogeną. Skirtingi vaistai, skirtingai aromatizuojasi. Ne visi aromatizuojasi į estrogenus, bet tam tikri, ar ne? Testosterono beisant ypatingai androlonų grupės lengvai aromatizuojasi. Tai tu turi grinai susistatyti savo kursą ir praktiškai nieko nekeist, nebent tu jau nesukontroliuoji tavo kurso, nepagauni, tarkim, tinkamų dozių, išeina iš normos ribų, arba labai blogai pradeda jaustis, faktas tu turėsi nutraukti ir panašiai. Bet todėl yra sunku, nes tu nežinai, kiek tau reikės aromatizing inhibitorių. Atrodo, ar ne, tai šausiu tam tikrą kiekį estrogeno blokatorių, tiksliau estrogeno aromatizing inhibitorių, kurie slopina konvertizaciją, ar ne, apie kuriuos dabar ir kalbu. Bet, sakykime, nusimuši per daug, nieko tokio. Tai vat nėra nieko tokio, nes jeigu nusimuši estrogeną per daug, tai bus gerokai blogesnė savijauta negu šiaip normali. Tai ta prasme bus iki tiek, kad treniruotės bus labai blogos, nuotaika bus lieva, sex drive'as gali kristi iki 0, erectile dysfunction be problemų gali būti. Ir tokie dalykai, todėl to tikrai nenori. Tu nori geriau net estrogeną laikyti biškiai aukštesnį, kad tik nenusimuštum, nes pats esu patyręs tą lievą estrogeną. Tikrai bloga treniruotė pumpų iš vis nėra. Daugiau kitų šaltinių efektų gal per daug ir nejutau, bet džime tai buvo visiškai taip. Eini į trefkę kaip ant super geros ant ryškinimo, kada tu visiškai tuščias jautiesi. Tai va toks šaltinis efektas, kurio tikrai nenoriu patirti ir todėl nenoriu per daug nusimušti estrogenų. Stengiasi to riboje išlikti, todėl yra sunku sukontroliuoti. Kitas dalykas, pradedi, atrodo, prieš tai tas kursas buvo ok, kitą kursą jau nebus ok, nes tu hormonus faktas išbalansavai ir jie sugrybauja. Tai va tokie dalykai, todėl yra sunku pagauti tinkamą estrogenų kiekį. Tai čia va ta bazė, kurią turi suprasti, kad aromatizing inhibitoriai konvertizuoja iš testosterono į estrogeną ir bandai pagauti, kaip ir sakiau, susitvarkyti kursą, kuris būtų vis dar vienodai naudojamas, papildomi chemikalai, kurie galbūt konvertizuosis į estrogenus, juos irgi vienodai tvarkingai naudot, pagal plius minus jau kažkokį guidance, ką naudoji prieš tai, galbūt lengvai kažką pakoregavęs, negali būti didelių šuolių, nes tiesiog tu nežinai, ko tikėtis, kad tas estrogenas būtų plius minus ribose ir to, ko tu norėtum. Tai va tas yra ganėtinai sudėtinga, todėl tiesiog visada gaunasi tas žaidimas, toks bandai pagauti, bandai susikontroliuoti, kad viskas būtų gerai. Tai va, toliau kiti visi vaistai, kiti visi estrogenų blokatoriai vadinami. Tai irgi, va, ką noriu pasakyti, kad kuom jie skiriasi nuo aromatizing inhibitorių, kad jie atrodo irgi tas blokuoja kažkaip estrogenas, o ne užblokuoja, sumažina, bet esmė tame, kad aromatizing inhibitoriai slopina konvertizaciją, o visi kiti estrogenų blokatoriai tai blokuoja estrogenų receptorius, kad nesusijungtų su tuo receptoriu estrogenas. Tai vat, kai jisai nesusijungia, tai neperduoda, nes apskritai hormonas iš esmės yra kaip messengeris, perduoda informaciją, kad to hormonų yra arba nėra. Tai čia būtų tas variantas, kada užblokuoja ir negali perduoti informacijos, kad to estrogenų yra. Ir toliau visi likę mechanizmai sako taip, kad maždaug nėra estrogenų. Tarkim, pieno liaukai užblokuoja pieno liauką, pieno liaukos estrogenų receptorius ir kad ir to estrogeno kraujyje daug, pieno liauka bus apsaugota, jinai neauks, nes estrogeno receptorius užblokuoti, estrogenas negali susijungti, todėl informacija neperduodama tolimesniems mechanizmams, kad neaugtų
pieno liauka. Tai va, tokie vaistai būtų pieno liaukai apsaugot, geriausias vaistas tai būtų tamoksifenas arba roloksifenas. Roloksifenas kaip ir stipresnis jungimas turi negu tamoksifenas, bet reiktų žiūrėti, ką gali gauti. Pagal šaltinius efektus galbūt gali skirtis, bet dažniausiai naudojamas tamoksifenas. Tai va, toliau kitas vaistas, kas irgi blokuoja estrogenų receptorius, taip pat kaip ir tamoksifenas, bet skirtingose vietose, skirtingais reitingais. Tai yra klomidas. Tai irgi maišų. Man irgi yra parašę žmonių. Sako, tai va, užsiblokuosiu aš estrogeną, šausiu klomidą, tamoksifeną, bet nesupranta, kuo jie skiriasi. Nors iš esmės tai labai panašus, bet skirtingai, jungiasi skirtingose vietose. Tai smegenyse yra hipotalamus liauka, kuri pagrindinė siunčia pirmus hormonus į liaukas ir tuo pačiu turi receptorius, surinkinėja, jaučia, kiek yra kitų hormonų, kad išsiuntinėtų messengerius, ar gamindavo, pavyzdžiui, testosterono ar ne. Tai ten ir yra, hipotalamus liaukai yra estrogenų receptoriai, kurie jaučia, kiek yra estrogenų. Jeigu estrogenų yra mažai, pradės gaminti daugiau testosteronų, tada testosteronas konvertizuosis į estrogeną ir estrogeno kiekis pakils. Tai užblokavus toj liaukoje estrogenų receptorius su klomidu, jungiam savo visą HPT sistemą ir nori jinai pradėti gaminti vėl to testosterono. Todėl svarbu suprast, kuo jie skiriasi, nes abudu užblokuoja estrogenų receptorius. Netgi tas pats tamoksifenas lengvai blokuoja hipotalamus liaukoje estrogenų receptorius, bet gerokai silpniau negu klomidas. Ne tik dėl to, kad dozė yra gerokai, tai yra dvigubai mažesnė, bet ir pats jungimasis miligramas per miligramą yra silpnesnis. Todėl tamoksifeną rekomenduočiau tik tais tiem, kurie turėjo labai lengvą kursiuką. Galbūt tik anavarą naudojo vieną, galbūt sarmus lengvus naudojo. Tada tamoksifenas vienas turėtų visai neblogą efektą, nes paskutiniais duomenimis, paskutiniam studijom, tai tamoksifenas turi ne tik vieną mechanizmą, kurį kaip ir seniau visi galvojo, kad turi vieną mechanizmą, tai yra blokuoti estrogenų receptorius, bet pasirodo, kad kepenyse vis tik skyla į dar vieną chemikalą atskirą, kuris turi aromatase inhibitinimo savybių. Tai būtent taip pat kaip tie aromatase inhibitoriai, kaip letrozolis, arimidexas, taip pat išskiria kepenyse skyla dar vieną papildomą chemikalą, kuris turi tą pačią savybę. Ganėtinai neblogai jungiasi. Negaliu palyginti skaičiais, nes tos informacijos dabar net neatsimenu, bet sakykim, galbūt spėju, kad gal pusę tabletės ar šito arimidexo galėtų prilygti vieną tabletį 25 mg tamoksifeno. Tai čia aišku tokie tiesiog, reikėtų čia tiksliai pasidomėti, bet iš praktikos kažkas tokio. Todėl, aišku, tai visą tai skamba dar sudėtingiau, nes tas pats estrogenų blokatorius, ką ir bandau įskirti į visiškai kitą grupę, kad jūs suprastumėt, kuom jie skiriasi, pasirodo vis tik turi dar tą patį mechanizmą, kuris vėl supainioja į aromatase inhibitorių grupę, ar ne? Todėl labai, arba puikiai supraskite šitą informaciją, kad skyla kepenyse į 2 atskirus chemikalus, tai tamoksifenas galės ir apsaugot, paprastai, tai pasakysiu, apsaugot pieno liauką, labai lengvai jungtis hipotalamus liaukų ir junginėti HPT sistemą, ir skyla dar į kitą chemikalą, kuris turi slopinimo arba konvertizavimo, tiksliau slopina konvertizavimo mechanizmą iš testosteronų į estrogeną. Tai tikiuosi, kad suprantamai pasakiau, bet va taip. Ir būtent tie vaistai estrogenų reguliatoriai, sakykime, modifikatoriai, ar ne, būtent tokie. Todėl visiems, kas nori savo kursus susidėlioti, tai rekomenduoju tikrai puikiai suprast juos visus. Ta prasme, kada reiktų kurį rinktis, ar ne? Kurioje situacijoje galbūt klomidas yra paprasčiausias, nes klomidą dažniausiai jungia visi puikiai supranta, kad jisai reikalingas tik tada, kada nori atsistatinėti. Tai lieka realiai 2 vaistai. Tik tiek, kad galbūt maišo aromasiną, kuris yra beje steroidų grupės, visai netoks kaip ir, bet mechanizmas labai panašus. Tada yra letrozolis ir arimidexas, jie visi 3 yra aromatase inhibitoriai, kurie slopina konvertizaciją. Ir tada yra tamoksifenas ar roloksifenas. Tai tie vaistukai, kurie grynai pieno liauką apsaugoja. Tai galbūt kiek įmanoma paprasčiau, tai letrozolis, arimidexas ir aromasinas, tai blokuoja konvertizaciją arba slopina, nes faktas pilnai tikrai neužblokuoja, šiek tiek slopina. Tada tamoksifenas ir roloksifenas apsaugo pieno liauką, taip jeigu paprastai,
Ir pagrindiniai mechanizmai, tai būtų va, tik tokie, ir tada klomidas grinai atsistatė. Čia visiškai paprastai, kad grinai nemaišytum. Nes vėlgi tas, kai dar pradedi gilintis giliau, pavyzdžiui, tamoksifeną, atrodo, blemba, dar yra vienas mechanizmas. Gal ir iš tikrųjų kartais naudinga ta informacija būtų, bet tu turi puikiai ją tada suprasti. Nes jeigu tu įsivaizduosi, kad tu šausi tamoksifeną ir kažkaip tai tau pagerins slopinimą, tai yra konvertizacijos, slopins konvertizaciją į estrogeną, tada tu galbūt gali ir failint, nes per daug užblokuotas estrogenas, vėlgi yra blogai, būtent estrogeno receptoriai užblokuoti turiu omenyje, nes tas ir yra estrogeno receptoriai yra ir raumenyse, jaučia kiek to estrogeno, jeigu jo per mažai, irgi yra blogai. Tas turi, nes tikrai ant tamoksifeno treniruotės yra prastesnis, toks jauti, kad nors estrogeno kiekis geras, bet pats tas vaistas jungiasi ir raumenyse, nes raumuo irgi turi šito receptorių estrogenų. Todėl turėtų būti tiesiog tos primityvios grupės ir labai nesigilinti į tuos tikslius mechanizmus, nes tai tiesiog tave suklaidins ir atrodys, veikia kažkoks dar yra mechanizmas, galbūt man to užteks. Tai geriau pirmą suvokti pilnai tuos pagrindinius mechanizmus ir tada jeigu gilinėsi, nes tikrai kai ką pasidarytų. Bet sumoja, žinant pilnai viską, tas visas, netgi tuos papildomus mechanizmus, kur turi, ar ne, arba pilną jungimąsi, pavyzdžiui, kaip pavyzdys įdomus irgi yra dalykas, tiem, kas galbūt daugiau domisi, klomidas, paprastas klomido, klomifeno citratas, tai turi apie 70 ir 30% yra agonistas ir antagonistas. Tai ką tai reiškia, tai didžiąją dalimi tai taip veikia, kaip ir visi žino puikiai, tai užblokuoja estrogenų receptorių taip, kad negalėtų pats estrogenas susijungti ir perduoti informaciją, kad estrogenų daug. Todėl hipotalamus liauka galvoja, kad to estrogenų iš vis nėra. Bet 30% susijungia puikiai su estrogeno receptoriu ir tas geras susijungimas, pilnas užfiksavimas, pilnai kai susijungia, ar ne, tai perduoda informaciją tokią, kad yra estrogeno. Tai vėlgi, todėl išėjo tas toks vaistukas naujas, ne per seniausiai, N-klomifenas, daug kas man irgi rašo, daug kas keli žmonės rašė, kad norėtų pabandyti kokią nuomonę apie N-klomifeną. Tai galbūt ir neblogas variantas, galbūt ir neblogas, bet jisai labai brangus. Nemanau, kad apsimok ir vėlgi 100% užblokuoti estrogeną taip, kad atrodytų to estrogeno visiškai nėra, irgi nėra gerai. Tas pats, pavyzdžiui, estrogenas jungiasi ir akyje kažkur tais yra ir būtent todėl yra tų šalutinių efektų su rega, tarkim būna praranda arba suprastėja regėjimas. Tai tai čia tiesiog tiem, kam įdomu, galbūt dar papildomi mechanizmai tų vaistukų, bet vėlgi, kaip ir sakiau, pradžioj išmokyt bazę, tuos grinai pagrindinius mechanizmus, kad, pavyzdžiui, tamoksifenas blokuoja estrogeną ir jisai naudojamas tik recovery'ams, atsistatymams, kad vėl jungtum savo natūralų testosterono gaminimą. Tamoksifenas, pagrindinis vaistas, naudojamas apsaugot pieno liauką ir į kitus mechanizmus nesigilinti, apsaugot pieno liauką. Toliau kiti visi aromatizing inhibitoriai, kaip letrozolis, arimideksas, naudojami, kad tiesiogiai kraujyje sumažėtų estrogenų kiekis. Ir kas toliau vyks, ten, ta prasme, tas vaistas nebeįtakoja. Tiesiog sumažės kraujyje estrogenų ir faktas po biškį tvarkysis, bet tam reikės laiko. Tai galbūt tiek, tikiuosi ne per sudėtingai, tikiuosi paprastai, pasistengti suprasti palaipsniui, skau pagrindinius mechanizmus, po to pabandyti juos pritaikyti, pabandyti juos suvokti ir tada galima suvokti tuos visus mechanizmus, kad kai kuriuose situacijose galėtum galbūt pritaikyti. Taip, kad ir kaip ir pavyzdys, norisi lengvai apsaugot pieno liauką, bet ir tuo pačiu estrogenas yra biškiai per didelis, nes faktas, kad tas pieno liauka pradeda augti, kai estrogeno per daug. Tada tamoksifenas būna visai neblogas, bet čia turi būti toks lengvas. Lengva aromatizacija, pieno liauka čiut jaučiasi, speneliai tokie lengvai yra jautrus, tada tamoksifenas būtų pats tas. Bet jeigu yra jau biškiai didesnis, tada nebetiks. Tada jau reikia mažinti iš tikrųjų kraują estrogeną su aromatizing inhibitoriais ir panašiai. Tai tokios situacijos. Tai tokie dalykai apie estrogenus. Ir manau, šiam kartui bus tiek. Turit klausimų, rašykit man, paliksiu apačioje savo Facebook ir Instagramo nuorodas. Ir jeigu patinka filmukai, spauskit like ir subscribe ir susimatysim kitame. Iki.